Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Sveiki sugrįžę po reklamos. Tęskime temą apie kultūrinį vaiko vystymąsi ir pakalbėkime apie neformalų ugdymą. Kas tai yra ir kuo jis naudingas. Vienas iš tėvų siekių yra kuo sėkmingiau išugdyti savo vaikus, kad jie turėtų pilnavertį gyvenimą. Tam reikia žinių, kurias įgyja mokykloje, bet nemažiau svarbi ir užklasinė veikla, kitaip vadinamas neformalus ugdymas. Europinėje sampratoje neformalusis ugdymas tai yra daugiau susijęs su emocijų ugdymu, su socialiniu gebėjimu, gyvenimo įgūdžių ugdymu ir tokie dalykai mokomi vaikus ir jaunimą, kaip susidoroti su savo emocijom, kaip atpažinti jas, kaip pasitikėti savim, kaip būti savarankišku. Oponentai pasakytų, jog tokie dalykai vyksta savaime. Tačiau patirtis įrodė, jog specialios priemonės metodai padeda vaikui susikurti savo gyvenimą. Pirmiausiai, aš į kiekvieną savo ugdytinį žiūriu kaip į draugą, kuriam aš galiu ištiesti ranką, kurį galiu pastumėti, o paskui ateina ir rezultatas. Mes mokomės kartu, su jais aš mokusi kantrybės ir tolerancijos, o jiems suteikiu galimybę nesivaržant reikšti savo mintis, eksperimentuoti, kalbėti, džiaugtis, klysti ir iš klaidų savo mokytis. Čia turbūt reikėtų pradėti ne ką vaikas pradeda ir kur didžiausia turbūt problema yra, o ką mokytojas jam gali duoti, arba vadovas ką jam gali duoti. Tai turbūt daugelis aukštųjų mokyklų, universitetų labai mažai dėmesio skiria iki šiol tiem metodam, kaip pavyzdžiui išugdyti, kad vaikas pasitikėtų savim, kad jis nugalėtų savo baimės, kad jis sugebėtų susidoroti su savo emocijom, nes nepaslaptis, kad kartais ir mokytojų būna nestabilių, tai natūraliai nežinodamas apie tos dalykus, tu jam nieko negali duoti, nes tai viskas vyksta per pokalbį, viskas vyksta per bendravimą. Ko gero būtų sunku vaiką privilioti vien žodžiais, jog ateik ir mes pasikalbėsime. Retas, kuris keturmetis, o juo labiau dvimetis ramiai sėdės ir pasakos apie savo naujus išgyvenimus. Todėl tam pasitelkiamos specialios priemonės – muzika, dailė, sportas ir kiti užsiėmimai. Tai, sakykime, į jaunimo centrą ateina tikrai įvairūs vaikai ir galbūt mes patys neformalaus ugdymo grupės, Sėkmės akademija, kuri vadinas, pradėjom prieš 3 metų ir tai yra tikrai nedidelis kiekis tų užsiėmimų, kurie grinai orientuoti jau į tą tikrulį, kaip aš vadinu, neformalų ugdymą, bet iš kitos pusės mes po truputį žengiam žingsnius, kad vis daugiau ir daugiau pedagogų įgytų tas kompetencijas, ko reikia ir tiesiog taikytų savo dabartiniuose vedamuose būreliuose, o šiaip vaikams visiems čia yra atviros duris. Kartais atėję tėveliai, susipažinę su mano ugdymo programa, jie man sako: vadovė, bet tai mano 5-metis jau moka skaityti, tai ką jisai čia veiks? Tikrai, kiekvienas iš jų anksčiau ar vėliau išmoks skaityti, bet aš manau, kad svarbiausia jam mokėti bendrauti, pasitikėti savim, mokėti reikšti savo mintis ir būtent sėkmės kelias, manau, prasideda nuo to, o ne nuo žinių, kurių kiekvienas įgis atėjęs į mokyklą, peržengęs mokyklos slenkstį. Ir šita būtent pamokėlė, būtent žaidimo būdu, vaikų neišgąsdinant ir viską juos sudomina, jie mokosi, lavina iš kur rankytės, jie dar gal tų raidžių nerašo, nes dar jie dar maži, gal kitais metais, bet jau jiems yra kažkoks tai suinteresuoti, kad jau pradėti ir tas būtent, kad ir namų darbus reikia jiems daryti. Sakau, ir manau, kad labai priklauso aišku nuo pačio mokytojo ir tikrai nei vienas vaikas tikrai neverkia ir nebėga, neišeina iš klasės, nieko, jie tikrai visi suinteresuoti ir visiems labai įdomu. Įvairaus amžiaus vaikai mokosi nugalėti baimės, daug kalba apie toleranciją, draugystę, pasitikėjimą. Pagrindinis tikslas, kad vaikas mokėtų ir išdrįstų laisvai reikšti savo mintis, kad neužsidarytų savyje, gebėtų dirbti komandoje. Aš kartais matau, kad vaikutis netgi 2-3 mėnesius būna ir tarsi jisai tave stebi akytėmis ir nieko nekalba. Bet kai aš pasikalbu su tėveliais, tai tėveliai pasakoja, kad jie į namus parėję, jie ir šneka, ir vaidina, ir pasakoja tai, ką jie veikia mokyklėliai. Ir staiga susidarius situacijai arba parinkus kažkokią temą, tu supranti, kad ir jis atsiskleidžia, pražysta kaip ta gėlė, kuri irgi ir pradeda bendrauti ir kalbėti. Ir reikšti savo mintis, ir pasakyti savo norą. Pasakymas vaikui, kad tau nesiseka ar neišeina, tai tikrai yra turbūt nonsensas pilnumoje ir pedagoginė prasme.
čia ir yra turbūt profesionalumas, kad nėra problemos dirbti su vaikais, kurie turi puikius gyvenimo įgūdžius arba bendravimo įgūdžius, bet mes kalbam apie tikrai tą dalį vaikų, kuri pakankamai didelė yra, nes, sakysiu, galbūt tokius skaičius Jungtinių Amerikos valstybių padaryti tyrimai, kad 98% tėvų savo vaikus kritikuoja ir tokiu būdu įvaro jiems iš principo nepasitikėjimo savimi kompleksą ir paskui antri tyrimai rodo, kad tik 14% tokių vaikų pasitikė savim, tai turbūt ne geresnė situacija ir pas mus. Pedagogai atvirai sako, kad gana sudėtinga dirbti tuomet, kai tėvai tikisi, jog jų vaikas būtinai šoks tik pirmose eilėse ar gaus pagrindinius spektaklio vaidmenis. Svarbiausia suderinti 3 šalių poreikius – tėvų, mokytojų ir be abejo rimčiausiai atsižvelgti į pačio vaiko norus.